Nu tai va, turim biškį klaidų padarę statybose. Paskutinio savaitę viską tvarkėm ir išsimetė realiai visą savaitę darbų, tai nedarykit tokių klaidų. Tai prasidėjo viskas nuo to, kad betonavom pamatus tvorai. Čia visur eina dabar poliukai sudėlioti savo vietose, kur numatyta, viskas su jais tvarkoj, bankete vartam, stumdomėm, dar kažkokios kaip jau ir galutinis variantas turėjo būti, tai kolonos tvorai su įmontuotais šviestuvais ir pašto dėžutė su kamerom, ta prasme domofonu, kortelių skaitytuvų, kur bus irgi pajungta elektromagnetinė spina varteliam atidaryti, tai viskas būtų kaip ir neblogai, skyrus tai, kad šitas kolonas labai nepavyko. Tai pirma klaida galbūt, kad pašto dėžutę sumontavom ir neįsidėjom į vidų nieko, kad jas tas skardą prilaikytų, tai ją suspaudė betonas, nors ir atrodo labai nedaug virš jos betono, bet užteko sugniuždyti. Kas labiausiai atrodo, kad bus sunku padaryti gerai, tai šviestuvų vietos, bet šiaip viskas labai gerai su jais gavosi. Na ir prasidėjo tas, kad ar nedavibruoti, ar kažkokios kitos sąlygos nulėmė, kad visose kolonose yra kažkokių vietų mažiau, daugiau, kur trūksta betono. Tai ieškom šiaip sprendimo kažkokio, galbūt kas nors žinos be mikrocementą, kuris ganėtinai brangus, kad sukurt panašų vaizdą ir ištaisytas klaidas. Medžiagos gal 600 plus minus, tai 500-600, o darbas ten vos ne apie 1000 nori. Tai nežinau, čia manau vis tiek ten gal patys pasidarysim, mes tikrai 1000 čia už darbą mokėt nuglaistymą iš esmės. Plius vis tiek patiem reikia ir paruošti, išlyginti jas ir užtaisyti visas tos brokus. Kas gal su mikrocementu, fainai, kad viršų galima bus sutvarkyti idealiai, nes betonuojant, čia pas mus užpuolė lietus, įdėjom plevelę, tai nuo plevelės tokie įspaudai liko, kurie gal ir nieko čia baisaus nebūtų, tiesiog įdomiau atrodo. Tai va, tai čia tokia kaip ir klaida, kurią pataisyti gal sunku labai, bet kažkaip sutvarkysim, gal, sakau, galbūt kažkas žinot kažkokių variantų kitų, gal su kokiu cemento skiediniu kažkuom ją nutept kažkaip, nežinau, pasidalinkit, gal kažkokia stebuklinga. Jo, nebus čia, kad labai greitai tvarkysim, tai laiko turim. Ir kitas dalykas, kas prasidėjo, tai pradėjom betonuoti nuo galo. Ten irgi kolona stovi viena kampe sklypo ir tenais buvo elektros įvadas iš šviesolaidžių, tai tiesiai į 10 pataikėm. Kitas labai svarbus momentas, tai prieš darant pamatus tvorai, būtinai pasitikrinkite, kur yra jūsų elektros įvadas, vandentiekis, kanalizacija, internetas ar kitos komunikacijos kažkokios, gal dujos, dar kažkas. Tai pas mumis gausi taip, kad pačių pirmų polių nukirta elektros šviesolaidžių ir pavyko viskas sutvarkyti, prasitraukti naujus laidus, viskas ten tvarkoja, bet atėmė nemažai, realiai gal apie 3 dienas mums darbo užtruko papildomo ir to kasinėjimo, visko tokių nefainų darbų, kur jau galėjo būti pamiršta. Ir kitą dalyką irgi vandentiekį, kur nukirta, kur ten irgi taip jau buvo nukirsta elektra ir ten lakščiau, skambinėjau, aiškinusi kas kaip ir spėjo ir tą dar nukirs. Dėl elektros tai iš tikrųjų reikia tiesiog kvalifikuoto elektriko, kuris pajungtų naują laidą skydą ir prieš nuimant plombas reikia pasiskambinti ESO ir susiderinti tą, kad leistų nuimti plombas. Tai šiaip tiesiog skambučio reikėjo ir vis. Ir po to, kai sutvarkėm, už poros dienų atvažiavo ir išplombavo plombas. Tai ten iš ESO pusės labai viskas lengvai ir sklandžiai. Jokių kažkokių papildomų mokesčių ar kažko nebuvo. Tai. Ir pas mumis buvo irgi dar vandentiekis taip ėjo ir kol aš ten aiškinausi su elektra, kaip daryti, kaip spręsti, nuo ko pradėti, tai spėjo dar atvažiuoti ir pragręžti tenai. Ir aš pats irgi ten painiojau, kuris vamzdis kuris ir tiesiog reikėjo visus juos daryti negilius, ant padarė labai gilius pamatus ir sugebėjo, pasiekti vandentiekį. Tai šiaip vandentiekis ant tą pačią dieną viską greit sutvarkėm, nebuvo labai baisus dalykas, bet vėl kažkoks mažas toks rūpestėlis, kur irgi iki vakaro užkasinėjo griovį. Kai vandentiekį pragręžė, tai pradžiai reiktų šokti šulinį, kuris turbūt pas visus būna pilnas vandens, kai šaltą vandenį šokti ir aišku, galbūt turit kapas ar kažką, kas aukščiai iškelta kieme ir nebereikia to daryti. Pas mus polius gręžė 1,5 metro gylio, ištektų kokią 1,20 m galbūt kažkas tokio. Nežinau, kodėl ten rekomendavo taip giliai, bet sugręžėt. Šiaip, viskas tvarkoja, dėl to gylio nėra čia problemos, čia tik geriau galbūt. Kaina buvo irgi ten tas gylis nelabai įtakoja, ten tiesiog už vienetų skaičiavo. Iš esmės ten tik betono kiekis gal išaugo šiek tiek. Čia tas gylis gal nebūtų, tiesiog reikia atidžiau susižiūrėti vietas. Tai va, pasimokite iš mūsų klaidų ir nedarykit savo statybose tokių klaidų lygiose vietose. Ir toliau sekit mūsų progresą. Tikiuosi mažiau bus tokių žingsnių atgal.